Visuomenėje sklando nemažai mitų apie elektroninės cigaretės. Patyrinėkime dažniausiai pasitaikančius mitus drauge. Vienas iš pagrindinių mitų, kurį priima ne tik paaugliai, bet ir suaugusieji kaip tiesą, jog elektroninės cigaretės nekelia pavojaus sveikatai. Tai yra melas. Elektroninių cigarečių vartojimas sukelia ne tik fiziniai sveikatai pavojų, bet ir psichiniai sveikatai. Antrasis mitas sako, jog elektroninės cigaretės padeda mesti rūkyti. Tai yra melas. Nėra jokių įrodymų, kad elektroninių cigarečių vartojimas padeda nutraukti rūkymą. Trečiasis mitas kalba apie tai, kad elektroninės cigaretės nekenkia aplinkiniams. Atliktas tyrimas, kuriuo metu tirtas specifinis nitrozaminas asmenų, kurie gyveno kartu su rūkančioju asmeniu. Išvadose kalbama apie tai, jog nerūkančiojo asmens šlapime buvo rastas specifinių nitrozaminų, kurie randami pas rūkančiuosius šlapime. Galime daryti išvadą, kad elektroninės cigaretės kenkia tiek aplinkiniams, tiek patiems rūkantiesiems. Ketvirtasis mitas. Vartoti elektroninės cigaretės yra saugu. Netiesa. Su elektroninių cigarečių vartojimu yra siejami įvairūs nelaimingi atsitikimai. Jei įtraukiama per stipriai, į burną gali patekti skysčio, kuriame esantis nikotinas gali būti netyčia nuryjamas ar rezorbuotis per burnos gleivinę. Tai gali sukelti apsinuodijimo simptomus. Pildant ar keičiant elektroninės cigaretės kasetes, skystis gali išsilieti ant rankų. Jei skystyje yra nikotino, jis taip pat gali rezorbuotis per odą. Yra pasitaikę atvejų, kai rūkoma elektroninė cigaretė sprogo ir rimtai sužalojo veidą ir kitas kūno dalis. Penktasis mitas. Elektroninės cigaretės nesukelia priklausomybės. Tai yra tikrai mitas. Nikotinas yra elektroninių cigarečių skystyje. Nikotino kiekis elektroninėse cigaretėse labai skirtingas. Jis gali svyruoti nuo 0 iki 48 mg viename mililitre skysčio. Cheminės analizės metodų išmatuotas nikotino kiekis dažniausiai nesutampa su kiekiu nurodytu ant pakuotės ir gali skirtis net iki 20% ir daugiau, o gaminiuose be nikotino kartais galima jo aptikti. Pavyzdžiui, vieno tirto gaminio, kurio informacinėme lapelyje teigta, kad elektroninio skysčio nikotino koncentracija yra 4 mg ml, tyrimo metu nustatyta 24 mg ml. Tai sukuria potencialų pavojų elektroninių cigarečių vartotojams dėl netikslios ar tiesiog melagingai pateikiamos cheminės elektroninių skysčių sudėties, ypač dėl galimo nikotino perdozavimo pavojaus, jei vartotojas mano, kad vartoja produktą be nikotino. Nikotinas turi žalingą neurokognityvinį poveikį ir priklausomybę sukeliančių savybių, ypač besivystančiose paauglių ir jaunų suaugusiųjų smegenyse iki 25 metų amžiaus. Nikotino poveikis paauglystėje neigiamai veikia atmintį, dėmesį, emocinį reguliavimą bei mokymąsi. Šeštasis mitas. Elektroninės cigaretės galima rūkyti be palievos. Netiesa. Elektroninių cigarečių skystyje dažniausiai yra nikotino, sukeliančio priklausomybę ir pasižyminčio neigiamų pašalinių poveikių. Ant elektroninės cigaretės pakuotės nurodytas nikotino kiekis neretai skiriasi nuo realaus kiekio, todėl gali padidėti nikotino perdozavimo rizika. Nikotino perdozavimas gali sukelti pykinimą, vėmimą, širdies ritmo pokyčius, galvos svaigimą ar nuovargį. Septintasis mitas. Vartojant elektroninės cigaretės neįmanoma numirti. Netiesa. Jungtinės Amerikos valstijos ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis 2807 evalė liga susirgusių asmenų, iš kurių mirė net 68 asmenys. Tai yra maždaug 82% hospitalizuotų pacientų vartojo garinimo produktą, kurio sudėtyje yra tetrahidrokanabinolio. Tarp tų, kurie pateikė duomenis apie savo šaltinį, iš kurio įsigijo elektroninę cigaretę, 78% juos įsigijo iš neoficialių šaltinių, pavyzdžiui, šeimos ar draugų ar platintojų internete. Aštuntasis mitas. Elektroninių cigarečių garinimas mažina riziką rūkyti tradicinės cigaretės. Deja, nėra tyrimų, kurie pritartų šiam mitui.
Realybė yra priešinga. 2021 m. sisteminėme tyrime, kuriame dalyvavo Europos ir Šiaurės Amerikos paaugliai, apžvalgoje buvo nustatyta, jog paaugliai, kurie vartojo elektroninės cigaretės bent 30 dienų, dvigubai dažniau pradėjo rūkyti įprastas cigaretės. Panašiai 11-19 metų amžiaus Paryžiaus paauglių tyrimas parodė, kad paaugliams, kurie vartojo tik elektroninės cigaretės, buvo didesnė rizika rūkyti įprastas cigaretės nei tiems, kurie nerūkė. Tai rodo, kad vieno produkto elektroninių cigarečių vartojimas skatina vartoti kitą, ypač tarp jaunų žmonių. Tai yra tik keletą mitų, kurie sklando visuomenėje. Deja, dauguma ilgalaikio elektroninių cigarečių vartojimo pasekmių sveikatai dar nėra pilnai ištirtos dėl palyginti nesenai išaugusio jų populiarumo. Tačiau preliminarūs tyrimai rodo, kad elektroninių cigarečių vartojimas kelia sveikatos ir saugos problemų, bei paneigia visuomenėje esančius mitus.